pozityvių, besinorinčių žmonių dalintis ir energiją, ir žiniomis, ir visame kame. Aš lygiai taip pat, aš įstojau nuo vasario mėnesio, tai jau kovo mėnesio aš turėjau rekomendacijas ir taip aš jau dirbu su klientais. Noriu. Įdomu. Tai yra įdomu, jeigu tu matai vertę, prasmę, naudą savo, iš karto darosi labiau įdomu. Gavau labai daug mokymų, kurie vėlgi bus naudingi tiek versle, tiek privačiam gyvenime. O kas dėl pačių rekomendacijų, tai taip esu gavęs. Šiuo metu kaip tik derybų stadijoje ir tikimės pasirašyti pirmąsias sutartis. Ateina laikas duoti negu gauti. Tai vat man patiko ta idėja duoti. Aš iš esmės linkęs to, kad dalinamės informaciją, dalinamės žmonėmis ir duodami mes lygiai taip pat gauname. Mes turim dabar susipažinti glaušiau su kiekvienas su kitu, darom tokius individualius susitikimus ir po tų individualių susitikimų mes drąsiai galėsime rekomenduoti vieną, kitą, trečią partnerį. Tai lygiai taip pat, kaip turėdamas labai gerą savo klientą, aš galiu drąsiai jį rekomenduoti kitiem. Tai aš manau, kad šitie žmonės per tam tikrą laiką, kai mes įgausime viens kito pasitikėjimą, mes labai drąsiai tą imsime ir darysime. Tikrai patikimi žmonės, mes darome atranką į klubą, ateina tie žmonės, kurie atsakingai žiūri ir į verslą, kadangi šiaip keltis reikia pakankamai anksti. Šiai dienai aš asmeniškai turiu gavęs rekomendacijų iš savo kolegų ir mes sudarinėjom ilgalaikės, kadangi mano veikla yra mokymai, ilgalaikės mokymų sutartis su potencialiais būsimais klientais. Ir ką aš galiu pasakyti, kad žinokit, tų klientų aš tikrai nebūčiau pasiekęs pats taip greitai. Man kol kas šiandien, čia ir dabar, ir atsipirko, ir pasiteisino, ir kiekvieną abejojantį kviečiu bent jau išbandyti.